Įdedama taguaro į dervą, kuri sukelia pykinimą, vėmimą, ten didina cholesterolio kiekį. L-cisteinas įdedamas, kuris vėlgi kažką tai ten daro, genetiškai modifikuotas yra, ko mes iš viso pasiekmių savo nežinom. Po to įdeda kokį nors ten dar velnę, sacharozės gliceridą kokį nors ten, tirštiklį, stabilizatorių, dar kažkokį tai. Ir mes prisėdam, ta prasme, tai ką mes tada, jūs teigiat, kad čia normalu va šitai valgyti? Juokingiausia, Rūta, kad aš vėl aiškini, jūsų nemokau apie televizijos virtuvę. Ir nekomentuoju, kaip reikia operatoriui nufilmuoti, kokiu rakursu ir kaip sumontuoti, ir kaip tą transliuoti, jūs turbūt patys tą žino. Tai kiekvienas darbas reikalauja tam tikrų kompetencijų. Bet tai kam man jo reikia? Man reikia duonos. Ta sprendė maisto technologijos. Man reikia šito viso Mendelejevo kad užtikrinti tam tikras vartojamasias duonos savybės. Tai va, bet tai jūs nesakot, kad žmonės būtų sveikesni, jūs sakot, kad vartojamasias savybės padidintų. Bet tame nėra blogo. Dar pasakykit, kad glifosatas yra gerai. Jūs kaip žmogus naudojat vaistą, augalai taip pat naudoja vaistus. Glifosatas? Vaistas? Jums taip pat... Jisai nupurškiamas tam, kad vienu metu kartu nudžiūtų viskas. Mes jau diskutavom apie tai. Jums gydytojas, kai geriat vaistą, išrašot receptą. Jūs geriat pagal tą receptą. Čia ne vaistas. Čia augalų vaistas. Koks? Vaistas, kuris numarina. Stabdo fotosintezę ir viskas jisai numiršta. Tai yra augalų vaistas. Kam lietuviškai duonai indiška pupelė? Jisai tirštiklis. Jisai šiek tiek duonos jausmas bus truputį šlapesnė, jinai bus trupučiuko jums skanesnė. Joje liks daugiau drėgmės, kadangi sutraukia drėgmę. Tai nėra stiprus tirštiklis. Nei krakmolas, nei glitimas nėra stiprus tirštiklis. Ir jeigu nori, kad duona būtų šlapesnė, kai kurie vartotojai mėgsta, aš pavyzdžiui mėgstu tokią šlapesnę duoną. Tai užplikyk daugiau miltų, didesnę dalį ir gausis. Čia maisto technologų klausimas. Aš jo nemokau, kaip kepti duoną, jis pats žino. Atsimenat, jūs tada valgėte salietrą. Ne salietrą, karbamidą, salietros nebūčiau valgęs. Karbamidą valgė, teisingai, šlapal. Tai šitagi, bet tai jūs glifosato neparagautumėte taip lengvai. Žinau, aš jau sakiau, labai yra daug bandymų nusinuodyti su Roundupu, nieko iš to nesigavo. Nepavyks žmogui nusinuodyti su Roundupu. Net ir iš gerų stiklinę. Tiesiog neskanus visai nenorėjau, atleiskit. Aišku. Tai va, bet vėl, tai šiuo atveju negalima, tai yra šizofreniškas požiūris. Vartojat vaistus, kai susirgat. Reiškia, tikit savo gydytojui, reiškia, tikite farmacijos įmonę, kurios tos vaistus pagamino. Tai tikite mokslu. O iš kitos pusės tas pats mokslas sako, kad... Kodėl tai yra tikėjimo objektas? Mokslas nėra tikėjimo objektas. Pasitikėjim. Pasitikit mokslu. Ne, mokslas turi teikti įrodymus, o ne tikėjimą. Žinoma, visiems herbicidam, pesticidam, visom augalų apsaugos priemonėm galioja tos pačios receptūros, kaip ir vaistam, kaip ir medikamentam. Jums gydytojas išrašė receptą, jūs gydytojų tikit. Ūkininkų receptą išrašė agronomas, agronomas rėmėsi rekomendacijomis, agronomas rėmėsi mokslu. Kodėl dietologai sako, venkit. Venkit, kur daug priedų, emulsiklių, va čia emulsikliai dar naudojami, kam jo reikia. Tai apie tai, kad lietuvių dieta nesveika, tai čia kita tema. Aš nesakau, kad jinai nesveika, bet nesveikiausi dalykai lietuvių dietoje yra tai, ką reikėtų akcentuoti. Riebalai, cukrus, druska. Taip. Tai yra 3 didžiausios blogybės, kurio yra per daug lietuvių dietoj. Populiariausiai duonai ištyrėm laboratorijoje ir kiek mes radom 10% cukraus. 10% populiariausiai duonai. Jeigu jinai populiariausia, matyt, žmonės ją perka.